Puolime atsirado to laisvumo ir manau, ir gerai susirinko kamuolis, pabėgo, buvo tų greitų šiandien atakų, gal daugiau ir tą žaidimą biškį pralaisvėjo viens kitą daugiau pažinom, kaip pasakyti, jautėm gal dėl to. Ar buvo daug improvizacijos, sakykime, ar tiksliai vykdė trenerio nurodymus, ar daug improvizacijos? Ir jie mus laikėm, bet Lenkai šiek tiek gynyboje tikrai nežibėjo, taip kad buvo nemažai improvizacijos, tas pavyko šiandien. Ar nekelia nerimo, kaip ir priešinės minės žaidėjai iškrito dabar į Marijonas ir leidžia? Nu, aišku, nerimas dėl kiekvieno žaidėjo yra, bet tikimės, kad gal Paulius atsigaus, o Marijonas, nu, nežinau, yra tų žaidėjų ir reikia kautis, visi moka pas mus žaisti komandai, taip kad vienas kitą gali pakeisti. Po rungtynių su Britais treneris pripažino, jog tose rungtynėse greitas puolimas nebuvo išnaudojamas taip, kaip galėtų. Ar šiandien akcentavo, kad reikia greitų padaugiau? Be abejo, jis akcentavo, kad vakar Lenkai žaidė daugumo žaidėjų po 30 daugiau minučių, taip kad mums reikia užbėgti, mes kai įtaliodamas pasikeisdami ir, kaip pasakyti, palaikėm tą neblogą tempą. Bet sakau, gynyba neramina tikrai, nes turim daug ką taisyti, Lenkams 77 taškai tai ryškiai per daug.